Gerbiamas E. Vaitkus, ar galite papasakoti plačiau apie konstitucijos sulaužymą? Kas, kaip ir kada? Ačiū. Ta pati liktai jau daug kartų sakiau, betgi pakartosiu, nes čia yra svarbi tema. Svarbi dėl to, kad tie mūsų išdavikai ir okupantai apsimeta, kad to nebuvo. Tai pradėkim nuo to, 111 Seimo narių sąmoningai, žinodami, prabalsavo už Amerikos ir Lietuvos karinę sutartį, o toj kariniai sutartį 3 ar 4 kartus yra parašyta, kad tik Amerika išimtiną teisę turi į tam tikrą bazės vietą. Tik Amerika išimtinę teisę turi į tam tikras bazės pastatus. Tik Amerika turi išimtinę teisę ten daryti, statyti, remontuoti, daugiau nieks prieiti negali. Ūkiškai ir paprastai Lietuvos Šiauliuose karinė bazė, o jos tam tikros teritorijos Lietuvai nepriklauso ir nepavaldžios Lietuvai. Tokiu atveju yra sulaužomas ir konstitucijos straipsnis, kad Lietuvos teritorijoje negali būti užsienio karinių bazių ir sulaužomas Lietuvos konstitucinio teismo išaiškinimas, kad gali būti užsienio kareiviai, gali būti, nes Lietuva tas bazės valdo ir visose bazės vietose yra Lietuvos valdžios prioritetas. Lietuva viską valdo. Tai 111 Seimo narių, visi vienbalsiai, nei vieno prieš, nei vieno susilaikusio, praėjusią kadenciją patvirtino šitą antikonstitucinę sutartį ir sulaužė ir konstituciją, ir išaiškinimą. Po to liko 30 Seimo narių, kurie nebuvo prabalsavę, jie nesikreipė į konstitucinį teismą, kad konstitucinis teismas dar kartą patvirtintų, kad taip negalima. Vieną kartą jau buvo patvirtinęs, kad dar kartą. Nesikreipė, bet jie akivaizdžiai sulaužė konstituciją, o sulaužę konstituciją jie sulaužo savo priesaiką. Bet nieks nesikreipė, kad šitie Seimo nariai sulaužė savo priesaiką. Jeigu nieks nesikreipė, tai konstitucinis teismas nepasakė, kad jie sulaužė priesaiką. Tai tokiu atveju jų išmesti iš Seimo negalima. O sulaužius priesaiką 10 metų negalima rinkti į Seimą pakartotinai. Ir didžioji jų dalis po kelių metų buvo vėl išrinkta 20 metais į Seimą. 20 metais išrinko į Seimą ir 84 Seimo nariai vėl sulaužė konstituciją. Prieš balsuojant Seime viešai, atvirai, garsiai, konstitucinio buvo teismas pirmininkas Žalimas sakė ir rašė, ir Delfi netgi rašė. Akivaizdžiai konstituciją laužantis įstatymas. Taip negalima. Nepaisant to, 84 Seimo nariai prabalsavo, konstitucija buvo sulaužyta, tada kiti kreipėsi į konstitucinį teismą ir konstitucinis teismas patvirtino. Konstitucija sulaužyta. Tada prasidėjo kaltųjų paieškos ir tada vėl tas pats Žalimas, kuris dabar irgi kandidatuoja prezidento rinkimuose. Tas pats Žalimas vėl sako, nustokit vaidinti nekaltus. Jūs visi žinojote ir nekaltinkite Bilotaitės, kad jinai teikė šitą pasiūlymą antikonstitucinį, akivaizdžiai. Ji teikė, bet jūs visi žinojot, kad jis antikonstitucinis. Tuo ir pasibaigė. 84 Seimo nariai sulaužė konstituciją, sulaužė savo priesaiką, pakartotinai ir naujoj kadencijoje, dabartiniai. Tokiu atveju likė 84, 16, 4, 57 Seimo nariai liko ir jų nepakanka, kad būtų kvorumas. Šita valdžia nebeteisėta. Bet nieks nesikreipė į konstitucinį teismą, kad 84 Seimo narius reikia išmesti iš Seimo. Nes norint prabalsuoti, kad juos išmesti, reikia 85 Seimo narių daugumos. Prabalsuoti. Šitie figos lapeliai padaryti su konstituciniu teismu. Konstitucinis teismas yra tarpusavio
intrigų, partijų tarpusavio sąskaitų suvedinėjimo įrankis ir jisai negina Lietuvos konstitucijos. Ir aš sakau šitam gana elementaru. Man, medikui, tai yra suprantama ir elementaru. Kodėl garbingi kiti teisininkai tyli, nes dar yra profesorius Vėgėlė, dar yra kitų teisininkų. Jie tyli ir nemato. Turbūt kryptingai nemato. Baigiau. Arba labai mėgsta skalbimo miltelius ir alų. Nu taip. Čia ir tada jie pasidaro labai geri. Taip. Nes Ir dėl gauna gero priedų. reikalo, jo. Taip. Kiek pamenu, dalino dar ir šokoladukus ir vaisvandenį gazuotą, tą limonadą vadinamą, tai kad čia tik įvardinamas visada, kai ES mus varė, kad dalino alų ir skalbimo miltelius, yra visada pamirštama pridurti, kad buvo dalijami šokoladukai ir vaisvandenis. Ir tai darė Maxima per savo prekybos tinklą. 2 dienas ėjom balsuoti ir, kaip sakant, išbalsavom.